Įsirengdami namus, ieškome stilingų ir gražių detalių. Tačiau tai, kas stilinga, ne visuomet būna patvaru ir praktiška. Išlaidas skaičiuojantieji ir stiliaus pojūtį turintieji žino, kaip rasti grožio ir patvarumo dermę. Jeigu manęs kas paklaustų, ką dažniausiai renkasi lietuviai, atsakyčiau roletus. Šiuo metu esame gavę roletų naują kolekciją, atkeliavusią iš saulėtos Ispanijos. Tai yra dvipusis audinys. Galima naudoti tiek vieną pusę, tiek kitą pusę. Ir tikėkime, šis audinukas pavergs mūsų tautiečių širdis. Taipogi turime akvarelę pieštus roletus, kurie gali būti naudojami tiek vaikų, tiek jaunuolių kambariui. Taipogi tiesiog pagyvinti kambaryje esančias spalvas. Dar vienas iš audinių tai yra blackoutas. Kai manęs paklausė, kas tai yra audinys, tai yra visiškai temdantis audinukas, kuris dienos metu namuose padaro visišką tamsą. Dar turime audinukus metalizuotų paviršiumi, atspindinčius, tai jie yra skirti nuo saulės ir karščio. Vienas populiariausių audinukų yra štai šis, vienspalvis iš savęs lengvų rašteliu. Tokių audinių turime ganėtinai platų asortimentą, tad manau kiekvienas galėtų išsirinkti. Norėdami įsitikinti, ar iš tiesų roletai tinka kone visose namo ar buto erdvėse, keliaujame į vieną tokių patalpų, prie kurių auros sukūrimo prisidėjo profesionalai. Labai svarbu, kur yra namas ar butas ar pati visa erdvė, dėl to, kad jei ji būtų miesto centre, norėtųsi kažkokių tamsesnių roletų pasislėpti nuo praeivių žvilgsnių arba nuo triukšmo į gatvės vaizdą ir panašiai. O šiuo atveju šis namas, šita erdvė yra orientuota į gamtinę aplinką, į supančius kelis kaimynus, todėl norisi, kad roletai būtų skaidrus, peršviečiami, atsivertų į gražų vaizdą. Šio buto svetainė jauki ir šviesi, lygiai taip pat atrodo ir jaunuolio kambarys, nors abu jo langai žvelgia į šiaurę. Kiekvienas architektas ir dizaineris, kurdamas individualias erdves, stengiasi sukurti jas kuo jaukesnes, kad būtų patogu ir gera gyventi užsakovui. Jos turi būti individualios. Tokių uždangalų pagalba galima sukurti jas gana lengvai. Kaip, pavyzdžiui, šiame jaunuolių kambaryje jos yra parinktos gana žaismingos, spalvingos, tai manyčiau, jos čia labai tinka. Kambarys yra šiaurinėje namo dalyje, todėl roletai parinkti šviesus, kad sukurti jaukų ir šiltą apšvietimą. Atsižvelgdami į profesionalų nuomonę, šio buto šeimininkai roletus pasirinko net ir virtuvės langui. Ar tikrai roletai gali tikti bet kurioje erdvėje? Ritininės užuolaidos yra universalus langų dekoro būdas, žmonėms vertinantiems patogumą, funkcionalumą. Šiais laikais roletai yra vienas populiariausių langų dekoro ir apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių sprendimas. Taip pat noriu paminėti, kad nereikia bijoti šviesių spalvų, kaip šiuo atveju matome, nes medžiagos roletų yra puikiai impregnuotos, jos yra atsparios dulkėms, riebalams ir kokybiškos, nes neišblunka. Nepamirškite, kad įsirenginėjant būstą, langų dekoras kone paskutinis interjero akcentas. Tad į ką reikia atkreipti dėmesį? Noriu pabrėžti, kad svarbiausia, prieš renkantis roletus reikia suderinti juos su kambario stiliumi, siekiant sukurti vientisą, funkcionalų, gražų ir kas be ko stilingą interjerą.